Sveiki, šiame video 5 patarimai, kaip patikrinti, ar automobilis buvo daužtas. Jeigu nusprendėte įsigyti naudotą automobilį, prieš jį perkant būtų protinga patikrinti, ar jis nebuvo daužtas. Jeigu automobilis visgi buvo daužtas, jis gali būti nebe toks saugus, gali nebeveikti oro pagalvės, automobilio kėbulo geometrija gali būti nebetaisyklinga ir automobilis gali būti sunkiau valdomas. Kelyje jis gali būti nestabilus. O aptikę, kad automobilis buvo daužtas, galėsite realiau įvertinti jo būklę ir gerokai pasiderėti. Taigi, pirmas būdas. Pats paprasčiausias. Galite paklausti pardavėjo. Bėda ta, kad pardavėjas, net žinodamas, kad automobilis buvo daužtas, greičiausiai jums to nesakys, kadangi jis suinteresuotas automobilį parduoti ir parduoti jį kuo brangiau. Net jeigu jums pasitaikytų sąžiningas pardavėjas, gali būti taip, kad jis yra ne pirmas automobilio savininkas ir jis tiesiog nežino apie anksčiau įvykusius autoįvykius. Dėl to šis būdas yra ne tik pats lengviausias, bet ir pats neveiksmingiausias. Antras būdas. Galite patikrinti automobilio žibintus ir jo stiklus. Reikėtų atkreipti dėmesį, ar automobilio priekiniai žibintai yra vienodi, ar jie yra to paties gamintojo, ar jie yra vienodai nusidėvėję. Jeigu vienas žibintas atrodo naujesnis negu kitas žibintas, tikėtina, kad automobilis jau buvo daužtas ir žibintas yra pakeistas. Tikrindami žibintus, atkreipkite dėmesį į jų žymėjimą. Ant žibinto stiklo dažniausiai rasite gamintojo logotipą ir pavadinimą. Patikrinkite, ar abu žibintai to paties gamintojo. Taip pat galite patikrinti, ar abu žibintai vienodai išblukę, ar jie blizga arba yra subraižyti vienodai. Jeigu matote, kad žibintai skiriasi, greičiausiai automobilis buvo daužtas ir vienas iš jų jau yra pakeistas. Tikrindami automobilio stiklus, taip pat galite atkreipti dėmesį į stiklų gamintoją. Ant kiekvieno stiklo turėtumėte rasti tam tikrą žymėjimą. Reikėtų patikrinti, ar visų automobilio stiklų žymėjimai sutampa ir ar jie yra to paties gamintojo. Jeigu stiklai yra skirtingų gamintojo, tai jau blogas ženklas. Be abejo, gali būti ir taip, kad stiklas buvo pakeistas ne dėl autoįvykio, o dėl to, kad kažkas jį išdaužė. Trečias būdas – patikrinti tarpus tarp automobilio kėbulo dalių. Tarpai tarp automobilio kėbulo dalių turėtų būti vienodi ir lygus. Reikėtų patikrinti tarpus tarp kapoto ir sparnų, tarp sparnų ir durelių, tarp priekinių ir galinių durelių, tarp galinių durelių ir galinių sparnų. Taip pat galite patikrinti tarpus tarp bagažinės dangčio ir sparnų. Galite juos patikrinti vizualiai, tiesiog bandyti pastebėti, ar tarpai yra vienodi. Taip pat galite pabandyti juos apčiuopti, tiesiog braukdami pirštus per tarpą, bandykite pajusti, ar abi kėbulo dalys yra vienodame lygyje. Pavyzdžiui, ar kapotas ir sparnas yra vienodame lygyje tiek pradžioje, tiek pabaigoje. Jeigu kažkurioje vietoje pajaučiate, kad kapotas yra aukščiau negu sparnas, o truputį toliau sparnas yra aukščiau negu kapotas, tai negeras ženklas. Taip pat kėbulo tarpelius galite patikrinti paprasta bankinė kortelė. Jeigu kortelė tarp kėbulo dalių kažkuriuose vietose vaikšto laisvai, o tam tikrose vietose užstringa, tai parodo, kad tarpai tarp kėbulo dalių nėra vienodi. Ketvirtas. Kėbulą patikrinti dažų storio matuokliu. Tai yra, ko gero, pats patikimiausias būdas, kadangi aiškiai galite nustatyti, kurios kėbulo dalis buvo dažytos. Dažų storio matuoklis gali pamatuoti dažų arba bet kurios kitos dangos storį iki metalo. Tai reiškia, kad jeigu automobilio kėbulas buvo dažytas, gruntuotas, špakliuotas ar kitaip remontuotas, jūs tai pastebėsite. Galėsite patikrinti ne tik, kad jis buvo dažytas, bet ir kiek kartų jis buvo dažytas, kurios dalis buvo dažytos, kurios dalis buvo remontuotos, ar dalis buvo špakliuotos, gruntuotos ir panašiai. Naudodami dažų storio matuoklį galėsite patikrinti, kaip stipriai buvo daužtas automobilis. Jeigu matysite, kad vidinės automobilių dalis yra perdažinėtos, greičiausiai smūgis buvo stiprus. Arba jeigu pastebėsite, kad buvo dažytas tik vienas automobilio sparnas, greičiausiai jis nebuvo patekęs į stiprų autoįvykį. Galėsite nustatyti netgi, kuri detalės vieta konkrečiai buvo daužta. O tai jums leis įvertinti, ar automobilis buvo daužtas stipriai, ar jis buvo perdažytas tik dėl smulkaus autoįvykio. Net jeigu automobilis buvo perdažytas labai kokybiškai ir iš akies beveik neįmanoma atskirti, ar tai yra gamyklinis dažymas, su dažų storio matuokliu tikrai galėsite tai pastebėti. Ar verta pirkti dažų storio matuoklį? Jeigu ketinate įsigyti pigų automobilį už kelis šimtus eurų, greičiausia dažų storio matuoklio jums pirkti neapsimokės. Tačiau, jeigu planuojate pirkti šiek tiek brangesnį automobilį už kelis tūkstančius eurų, dažų storio matuoklis gali būti labai protinga investicija. Nes dažų storio matuoklis gali išgelbėti jūs nuo netikusio pirkinio ir sutaupyti jums ne vieną 100 eurų ateityje. Jeigu visgi nuspręstumėte įsigyti dažų matuoklį, rekomenduočiau nemėtyti pinigų pigiem kinietiški matuokliai, kadangi jie dažniausiai matuoja labai netiksliai. Rekomenduočiau rinktis kokybišką matuoklį, kuriuo būtų galima pasitikėti. Taip pat svarbu, kad dažų matuoklis būtų kalibruojamas.
Tokiu atveju visada galėsite pasitikrinti, ar jo rodomi rezultatai yra teisingi ir esant reikalui jį persikalibruoti. Rekomenduoju paieškoti Brosberg gamintojo dažų storio matuoklių. Aš naudoju Brosberg P4 dažų storio matuoklį, kuris yra žiauriai geras. Tačiau, jeigu norite sutaupyti, taip pat galite rinktis iš pigesnių Brosberg P3 arba Brosberg P2 versijų. Matuoklis gali padėti jums sutaupyti nemažai pinigų, kadangi daužti automobiliai rūdija daug greičiau, o rūdis yra brangiai kainuojanti problema. Nustačius, kad automobilis buvo daužtas, jums gali pavykti gerokai daugiau nusiderėti. Kokybiškų dažų storio matuoklių galite rasti dažų-storio-matuokliai.lt. Čia galite rasti ne tik profesionalių modelių tokių kaip Brosberg P4, bet ir pigesnių modelių skirtų taupesniam vartotojui. 5. būdas. Jeigu visgi neplanuojate pirkti dažų storio matuoklio, galite bandyti pastebėti, ar automobilis buvo perdažytas iš akies. Pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, ar visos automobilio dalys yra vienodos spalvos, ar jos yra vienodo atspalvio, ar jos yra vienodai išblukusios ir ar vienodai blizgios. Galbūt kažkurios automobilio kėbulo dalis atrodo naujesnės negu kitos dalis. Pastebėti dažymo pėdsakus gali būti truputį paprasčiau, jeigu palyginsite dažų spalvą iš automobilio vidaus ir iš išorės. Atidarę automobilio dureles, galite pabandyti palyginti spalvą automobilio durelių viduje ir išorėje. Jeigu automobilis buvo dažomas tik iš išorės, gali būti, kad jums pavyks pastebėti spalvų skirtumą, kur susikerta senas ir naujas dažų sluoksnis. Taip pat patikrinkite automobilio plastikinės kėbulo dalis, gumas bei durelių rankenėles. Dažnai dažant automobilį neprofesionaliai, plastikinės kėbulo dalis nėra nuimamos, jos tiesiog yra apklijuojamos specialia dažymo juostele. Tačiau juostelę užklijavus ne visiškai kruopščiai, plastikinės kėbulo dalis vis tiek gali šiek tiek nusidažyti. Taigi gerai paieškoję ant juodų plastikinių dalių galite rasti dažų pėdsakų. Tai byloja, kad automobilis jau buvo dažytas. Kartais netgi būna taip, kad meistrai prieš dažydami automobilį patingi nuimti plastikinės kėbulo dalis ir jas nudažo kartu su visų kėbulu. Taigi, jeigu visi šio modelio automobiliai turi juodus apvadus, o būtent šis automobilis turi apvadus tokios pačios spalvos kaip ir kėbulas, greičiausia, kad jie buvo perdažyti kartu su visų kėbulu. Taigi, jeigu pastebėjote, kad automobilis buvo daužtas, galite pasirinkti kitą geresnės būklės automobilį arba gerokai pasidalėti dėl kainos. Tikiuosi, kad perkant naudotą automobilį jums padės šie 5 patarimai, kaip patikrinti, ar automobilis buvo daužtas. Jeigu pažįstat ką nors, kam šis video galėtų būti naudingas, pasidalinkit juo. Jeigu video patiko, paspauskit like. Jeigu žinote kitų gerų patarimų, kaip patikrinti, ar automobilis buvo daužtas, pasidalinkit jais komentaruose.